попробуем. Вам здесь? Ragauja. Как рысу видеть? Это плов. У нас он называется звездочный плов. Ситора палау. Как называется? Ситора. Плов Ситора. Это звезда. Плов звезда это первая. Вторая у нас плов говядина. Это думба. А это у нас плов с курицей. Это баранина. Курдюк специально для любителя. Ресторан, бак, ведомство Для гурманов. Попробуйте мясо, как это во рту растает. Попробуйте. Мне нравится самое жирное. Да. Вот, вилки, вот, вилки. Что тает во рту? Төрт түрі бар. Қайсысы көреміз? Я был в Ташкенте, даже такого вкусного не было. Да, попробуйте. Салатом казан. Нет. Говядина. Ага, бархамец. Ну, надо будет зайти в ваш ресторан, так попробовать. Да, Пилиму 23. Мы в Вильнюсе, в центре. И работаем тоже за 2 часов ночи, 10 утра. Matau, kad Uzbekistadiečių komisija ilgai nesitraukia, turbūt ruošiasi čia pasilikti. Ačiū. Салат. Много, да? А салат? Нет, спасибо. Нет? Не идет. Потому что уже все Вже не идет. Это чей плов? Литовский хор Трускини. Даркарда, пагартон. Pristatymas plovo, kas ten yra. Dar komisijos pirmininkas papildomai prašo pristatymo. Visgi pasakykit, kas čia ko čia pridėta. Pats skaniausias druskininkų choro plovas. Visus kviečiam pasivaišinti, ateiti į mūsų palapinę ir paragauti, nes tikrai skaniausias, duodam dar ir saločiukių prie plovo. Ir išeisite iš šios palapinės tik tai su daina. Apie patį plovą. Labai gražiai pasakyta, o dar gal ir padainuos. Padainuosim. Virėjas dar nori pasakyti kažką. Jeigu sudėtis tai lietuviška kiauliena, vis dėlto neapseinam kiaulienos. Barbarisas, kuminas, morkos, svogūnas, visko nepasakyk. Česnakas. Neišduok paslapties. Ir daina? Ir Lietuviška daina? Ir daina.
ir Dzūkijos prieskonis. Ir druskininkų eleksyras. Labai ačiū. Mama tikrai jau nenaugino. Suvalkiečių. O! Labai Nugalėtojai! džiaugsmingai pasitinka, nes jie paskutiniai, tačiau nevertinime, o eilėje, vertinimo eilėje. Mes pirmi nuo šito galo. Aha, gerai, va. jūsų labai supratingi, bet pirmiausia papasakokit, ką čia prisidirbo. Tai sakyk, kad neapsidirbom. Svarbiausia, kad neapsidirbom. Nuo vakar dirbom, bet padarėm viską suvalkietiškai iš tikrųjų. Plovas be mėsos, šį kartą įdėjom dar. Girdėjau vertinimus visus, kad bus pagal tuos kriterijus, suvalkiečių pagrindiniai kriterijai, va šitie yra duonytė, skirlandukas ir aišku daržovės lietuviškos, tikros iš Suvalkijos. Kadangi suvalkiečiai runkelių neradom, tai atradom šitą puokštę. Cukrinių runkelių laukuose nėra pas Dzūkijos pravažiuodami. Salotas pateikėm taip, kad kiekvienas pasiėma po puokštelį, kiek nori savo, kad nesimėtytų, kad neišmest, tvariai viskas. Taip, ir namo galite, galim įvynioti, viskas tvarkoja. Plovas iš tikrųjų yra išskirtinis, aišku, čia galbūt neįtakos komisijai mano šitie žodžiai, bet tokio plovo dar šitam čempionate dalyvauju praktiškai visus čempionatus, dar tokio plovo nemačiau, kad tas virtų. Ir dar vienas toksai rodiklis, kad atėjo mažas vaikas, mama sakė, šitas skaniausias, vaikai nemeluoja. Taip, kad už Lietuvą, už lietuvišką plovą, už suvalkietišką bičiulių plovą. Ačiū Artūrui už išsamų pristatymą. Plovo jau paragavau, man tikrai patiko, išskirtinis plovas, tokio dar nebuvo. Negaliu sakyti, kad skaniausias, nes tada įtakosiu labai komisiją, nes sąžininga bus sąlyčka. Pasišnekėsim. Pats supranti. Nu, aš gal arčiau važiuosiu. Gerai, tada komisija įvertina. Suprantu, kad jau čia visi prisivalgę. Jau marškiniuose ir mano pilnas netelpa, bet nieko reikia kažkur eiti atsisėsti. Supratome visus skonius, įvertinome. Dar daržovių neragavome. Daržovių ir skilandžio mačiau čia yra. Ir galima žolių parsinešti namo viską. Dar tokio vaišingumo kaip suvalkiečių nesu matęs. Štai prikrovė žmonėm pilnus maišus daržovių. Net keista. Tuoj užkils ant galvos kažkam tą visą kardaną stovo galės dėti. Algina. Ir ką dabar jau matote, ir nerus, ir krapų matau, būna žmonėlį burna visur. Momentų. Vyrus. Nemaišo tikrai, niekada nemaišo. Ponyte. Tiesim poniai. Ragausit? O koks čia Taškentas? Čia ne Taškentas, čia druskininkas.
buvo. Ir sakė, gal ten yra balai. Прийшов, парагати. Tumėte ir nieko nepraleistumėte. Šešiolika valandų 40 minučių bus apdovanojimas, todėl visi neįsiskirstykite. Plovo yra dar labai daug, valgykite ir paskui paplosite mūsų nugalėtojams bei prizininkams. Kiek kainuoja? 10 eurų porcija. Moteriška maža porcija 10 eurų? 5 eurai. O kai ši? Parvarda. Čia yra Samarkando saldumynai. Saldainiai. Jo. Paragauk. Nemokamai? Taip. Nu, davai. Dėkui. Koks turi Pamašyti. restoranas kino čia? O, Taškent numeris 1, Vilnius. nu ten gyrė jūsų plovą. Čia tikras uzbekas, ne pavėliavo. Tikriausias. O dabar priėjom prie Kazachstano plovo, tai yra restoranas Besparmak. Плов Казахстан. Prašom, представьтесь и представьте, что здесь на дворе. Здравствуйте. Салам алейкум. У нас плов по-казахстански, казахский плов. У нас свадебный праздничный плов, национальный козы, сканина, баранина, говядина, украшения, и салат. У нас национальный бугурсаки, лепешка, у нас айран. Попробуйте, очень вкусно. Сами видите. Ačiū už pristatymą. Na, čia plovas su arkliena, tai tikriausiai pirmoje vietoje taip susidūrėme. Labai gražiai papuoštas, komisija vertins, aišku, viską, o dabar mes prašom paragauti, kas neragavo. Красиво.